šitą dabar, o čia galima paiešką kažkokią vykdyti, search kažkokią, žinau, kažkaip darbas prasideda kažkuom tai ir noriu greitai ten ir search'o yra kažkokia. Yra. Ctrl+F. Ctrl+F, taip. Reiškia, yra du search'ai. Vienas search'as tai yra aš dabar spaudžiu Ctrl+F ir sakysime kad elektra. Bet jisai ieško tik tai tiek, kiek yra išskleista. Tai yra, jis nelenda į vidų. Ir jeigu, pavyzdžiui, yra kažkoks darbas, kurio aš ieškau ir jisai yra čia viduj, matėt, jo jau neranda. Tai tam, kad ieškotų per visą projektą, aš turiu pasakyti all subtasks, kad visas projektas išsiskleistų, tada sakyti Ctrl+F ir jau man pradeda ieškoti kiekvieną. Ir yra ieškojimas pagal, kai aš žinau darbo numerį, F5. F5 paspaudus, aš galiu pasakyti, kad 58 eilutėje tas darbas yra. Ir man jis iš karto nušoka į tą eilutę. Tai yra labai dažnai bus taip, kad kai jūs dirbsit kiekvieną savaitę, bus kažkokie keli esminiai darbai ir jūs faktiškai žinosite numerį to darbo. Tai kad neieškoti daug, spaudžiate F5, parašote ten, pavyzdžiui, 68 darbas ir iš karto jisai nušoka projektą. Tai Ctrl+F ir F5.